Oho. Kai kur toliau taip šals, liksint be malkų. Seniai iš Dabkaus šaipais, kad malkų prisivežė. O tu prisiminai. Palengvėjo. Saugau langus, kad neužšaltų. O tai liksim, kaip užrištų. Pasaulio nematysim. O kas tau liepia per tos langus liepsot? Klausyk radiją, žiūrėk televizorių ir žinosi, kas aplink dedas. Oi, kad jau nusibodo. Žmogus laimėjo prezidento rinkimus, o tie, kurie pralaimėjo, dar dabar rėkia koks vienas durnas. O jie visi protingi. Nusibodo. Nežiūrėsiu nei televizorius, nei radijo klausysiu. Ačiū Dievui. Tai gal man siuvimo mašiną pataisysi? Nu, pataisysiu. Kas ten toks? Ar tik ne matininkas pas Dabkus eina? O tikrai matininkas. Ir ko jis čia dabar atlieka per tokius šalčius? Ir ko jis tam pirtinį lindo? Dar šitaip slaidamasis kaip vagis. O gal jis ką nors nugvelbt su mani? Tai jau, o ką jis ten gali paimti? Nebent seną vantą. O tai ko tada trobonėje? Galvą duoda nukirst, kad Dabkus jau kažką sumanė. Ačiū Dievui, kad malkos iki sočiai. Žiemai pasirūpina. Tai dabar lygiai šalčiai praeis. Galim Dievo akt pleškinti. Duok škoją. Pamatuos. Kentiek. Noriu pažiūrėti, ar gera. Na, kaip aš galiu kentėti, jeigu to kutenė. O, kad tik nenumirtum. Nu, jeigu aš numirčiau, ką tu darytum be manęs? Valiusias vaikus. Anūkelius saugočiau. Nu, nukus tu gali auginti ir man gyvam esam. Na, ką tu darytum, jeigu aš taip staiga imčiau ir numirčiau? Nu, nežinau. Nu, šitą žinau. Nu ir ką tu žinai? Iš karto už kitą ištekėtų. Oi, baig kalbėti nesąmonės. Nu, netiki, galim susilašinti. Jonai, baig kalbėti nesąmonės. Būčiau norėjusi ištekėti už kito, būčiau lygiai tavęs tai padaręs. Va. Ir išlindo vyną iš maišą. Vadinasi teisybė, kad Butkus tau piršo. Nu ir kas, kad piršos? Ne vienam tau graži buvau. Va. Paskui Butkienę ir tu lakstei. Aš? Aha. Nu, aš tai kitas dalykas. Bet kada tas buvo? O tu už Butkaus galėtum ištekėti, jeigu aš tik numirčiau. Jonai, nori pasakysiu teisybę. Na. Neklasu. Aš matau, kai Butkienė į tave žiūri. Akis sublizga. Šlikštų žiūrėt. Tai tik galvoju, kuo aš čia dėtas? Ką aš uždrausiu, jeigu jinai? Bet dėl to ir nesakyk, kad man širdies neskauda. Kas jums pasidarė? Ko čia dabar rėtis pradėjot?
Onut, pažiūrėk. Ką matai? Senis Dabkus irgi pirtį nušlubavo. O tik jau užjuto, kad matininkas ten. Ne, čia jau rimtesni dalykai dedas. Ačiū Dievui pagaliau. Kiek galima laukti, sustipau kaip šuo. Pilna troba žmonių, taigi netaip lengvai ištrūkti nepastebėtam. Kas man darbo? Jeigu sutarta tą ir tą valandą, mirk, bet objekte būk. Jeigu mudu su Anatolijumi išeitumėm į laukus, kada panorėjo, ką žmonės pasakytų. Aha, o manai, kad man buvo lengviau ištrūkti senam šlubam ir dar slapta. O viską reikėjo padaryti ir butelaitį pasiimti, ir duonos atsiriekti, ir ant aukšto užlipus lašinių atsipjaut. Iš šono tik tai atrodo, kad viskas labai lengva ir labai viskas paprasta. Kokio velnio myžalo tu čia man įpylei? Nu, atleiskit, tamsta. Čia ne myžalas, čia apinių trauktinė ir šlapimą iš kūno išvaro ir senėjimą sustabdo. Na, o jeigu tamsta viską padarysi kaip reikiant, na tai tada jau viso šito, tai tikrai bus ir daugiau, jeigu tamsta viską padarysi taip, kaip sutarėm. Ar brėžinius atsinešė? Žinoma, kad atsinešiu. O kaipgi? Va. Per kurią vietą čia šitą rubežį tau nurėžti? Taip, kad eitų rubežis per vidurį statomo Aleksiukui ir Valiusytei namo. Reikia, kad namas stovėtų ant butkų ir ant mūsų žemės. Tai kokio velnio taip sumislėt? Kaip kokio velnio? Matai, butkai vaikams nori statytis namą ant savo žemės, kad reikalui esant galėtų jį pasisavinti. O jeigu rubežis eis per vidurį, tai vadinasi, pusė namo bus tada kaip ir mūsų. Gerai. Gerai sugalvojai? Na jau ne. Ne. Jeigu Butkus sumanė statyti namą ant savo žemės, tegu už savus ir stato. O paskui žiūrėk, kad neatsitiktų. Taip, nei namo, nei pinigų. Kaip tai nei namo, nei pinigų? Paprastai. Jeigu Valiusis sumanytų su Aleksu išsiskirti, kieno teisė didesnį namą? Butkaus, nes ant jų žemės nori. Tai statykim ant mūsų žemės. O tu manai, jis sutiks, o tu nueik pasiklausk. Nu, tada aš nežinau nei ką sakyti. Vaikai nusprendė ženytis, o mes niekaip negalim susitart. Kur ir kaip tą namą statyti? Ko jūs čia baratės? Ar kas prašo jūsų tą namą statyti? Kaip jūs nesuprantat, kad mums su Aleksu ir be to namo gerai? Nu, ar į tėvai neteisi? Vaikai dar neapsiženijo, o mes apie skirybas jūs apaliojam. Bočelį? Kur Bočelis? Nu, neganau aš jo. Valiusi, kur Bočelis? Mačiau į pirtį nuėjo. Jėzus Marija. Loša koja. Jonai, parvaryk, dar bėdos turėsim. Nu, tik čia. Kas ten dar? Žiūrėk, jau pats Dabkus į pirtį nuėjo. Ir ką jie visi ten tokio randa toj pirtį, kad visi renkasi? Čia bus dalykas rimtesnis, negu aš galvojau. Petrai, gal ir tu nueik ten pasižiūrėti.
Reiks nueiti, nes galim likti durnių vietoje. Tik žiūrėk, ten neprisigerkit visi. Vidurį dienos kartu susirinkę. Jo, apseisim be tavo patarimų. Ten ne visada tai būna, kai matininkas tik pasirodo. Tu čia, Bočiau, labai gudriai sugalvoji, kad mane pasikvietei rubežių per namo vidurį nubrėžti. Namas ne eglė, čmaukšt. Šiaip nepastumsiu nei į kairę, nei į dešinę. Vat, tu numirsi. Numirs vaikai, anūkai, aš numirsiu. O matininkai ir jų darbai išliks amžinai. Aš tik vieną nesuprantu, kodėl Valiušė tokia graži merga, pienas ir kraujas, ir už Aleksiuko ištė. Todėl, kad jį myli? O kodėl negali mylėti Anatolijaus, mano draugelio? Labai guvus, gudrus bernas, mano mokinys. Su Paksu iš vienos komandos. Eikai! Pirmą kartą girdžiu. O kaip tu manai? Aš į rinkimus nevaikštau, o jis nepatingėjo. Nuėjo ir išbalsavo Paksą į prezidentus. Ką tu sakai, a? Nu, didelis žmogus. A ką čia tėvai daro? O, sveiks, Zigmantai. Damkus, sveikas. Sėskis. Čia Bočius tokį dalyką sugalvojo. Trobą ant rubežiaus pastatyti, taip? Tai ką dabar pasakysi, Dabko, a? Gal ir neblogai sugalvota. Bet ką Butkus pasakys, jeigu perpras apgaulę? Tu galvą galvok, o ne užpakaliu. Kaip jis gali perprasti, jeigu iki to laiko, kol statysis namas, į žemės brėžinių neturės? Visą laiką, kol statys namą, galvos, kad stato savoj žemėj. O kai pastatys, pasirodys, kad ant rubežiaus. O tada tokia velniava prasidės. Jeigu norės teisybės, galės rašyti skundą valdžiai, o tada valdžia mūsų iškvies ir tada mes vėl į laukus ir čia, ir ten, tu man čia. Aš tau čia, mes abudu paslapčia bučiuojamės karštai. Girdėjai, tai čia aš viską sugalvojau ir Zigmantą pasikviečiau, kad niekas paslapties neužuostų. Bočius! Valius! Kur tas tėvas taip ilgai pradingo? Taigi pati į pirtį bačelio parvesti dėti. Tai ko jie taip ilgai negrįžta? Užimigo jie ten abu ar ką? Ko tu manęs klausi, iš kur aš? Jėzau, Marija! Tai ką jūs čia dabar darot? Vidury baltos dienos šamarliaką geria. Prašom, ponė, taip sakant, prisijungti prie kompanijos. Aš jum kaip prisijungsiu, lauk iš čia, kad kvapo neliktų. Ko čia dabar dūksti?
Aš kai atėjau, tai jie su Bočiriu jau sėdėjo. Taip, tikra teisybė. Lauk iš čia! Lauk! Išvanuosiu visus. Sarmatos visai nebeturit. Kaip kokie latrai. Išmetė juos iš trobos, tai jie į pirtį susimeta lakti. Lauk! Lauk iš čia! Tu tik, Birutė, tu tik taip pat paklausyk man. Birutė. Einam į nueisi. Eik, man va ten. Eik, kaip tu. Nu, boba. Uždarė. Birutė, nors tu esi mano marti, bet paprašyčiau daugiau į vyrų reikalus nebesikišti. Vien nesvajok. Dar kartą pamatysiu. Su degtinė reikalus tvarkant. Užmiršite ir kvapą, ir skonį. Žmogus atėjo padėti, o ką mes ir pavaišinti nebegalime. Geras padėjėjas su kvapu po laukus. O man Zigmo kvapas nerūpi. Man anūkėlė rūpi, kad negyventų taip kaip mes. Be centralinio šildymo, be žaliuzių, be parketo, be židinio. Bočeli, bet ar aš viso to jūsų prašau? Nu, tu patylėk. Tu geriau pasiklausyk, ką per televizorių ir radiją valdžia šneka, kad gyvenimas vis gerėja, gerėja, šviesėja, šviesėja. O mes kaip kokie urviniai, kaip kokie kurmiai tebe gyvenom. Gyvenimas, matai, šviesėja, šviesėja. Mes matininkai, taip sakant, esam paprasti žmonės. Už kiek perkam, už tiek ir parduodam. Čia aš ne dėl to sakau, kad tamsta man kelnes siuvi. Kaipgi eisi su perplėštam kelniam? Išgerk, Zigmantai. Taip šalta, sušilsit, mes kūrenam vis tiek šalta. Matai, tas rubežius jau nėra toksai nepastumiamas dalykas. Aš pamatosiu bus vienaip, pamatos Anatolijus kitaip. Kartais galima iš karto atspėti, per kurią vietą šitą liniją eis. Ar per namo vidurį, taip sakant, ar dešiniau, ar kairiau. Tiesiog galvoj netelpa. Dyvų dyvai. Šitiek metų su žmonėmis kaiminystėje gyveni. Taip. Ir staiga pamatai, kad neturi nei sąžinės, nei sarmatos, nei garbės, nieko. Jeigu kas, apie mane nė žodžio. Mūsų viršininkai labai griežtieji įsakė, su vietiniais jokių kalbų. Zigmantai, dėl šito gali būti visiškai ramus. Tarp mūsų. Žmonės apie mus tokių dalykų priešneka, kad neduok tu dieve. Kaipgi neprišnekės, jeigu visiems kaip ant delno esate. Priešneka. Aleksai, nepatikėsi, ką tau pasakysiu. Nu, iš kur tu žinai, gal ir patikėsi. Nepatikėsi. Tai sakyk. Mano mama, kai buvo jauna, tavo tėvą buvo įsimylėjus. Pirmą kartą girdžiu. Rimtai. Jisai net piršos ir norėjo vesti. Tai kodėl neapsivedė? Ką žinau. Dar vieną dalyką girdėjau. Nu. Kad tavo mama, kai buvo jauna, buvo mano tėvą įsimylėjus.
Tu kažką išsigalvoji. Taip, ir dabar dar tebe myli. Mano motina tavo tėvą. Taip, o ko tu stebiesi? Jau manai, kad seni žmonės nebegali mylėti? Ne, aš tai nesistebiu, aš įsivaizduoju, kaip išsiųstų mano tėvas visą tai sužinojęs. Tu nebūk kvailas ir neprasitark. Dar betrūksta, kad pasakytum, kad aš tavo tėvo sūnus. O aš tavo tėvo duktė. Eikš, Jonai! Vodkos pliką matninką per lauką vejas. Pasaulio pabaiga.